Nu nežvenk. Aš turiu įtarimą, kad jis filmuoja. Mokymai labai patiko, iš tikrųjų pateisino visus mano lūkesčius. Pradžiai galbūt sukėlė tokį lengvą šoką, nes buvo netikėta tai, kas vyksta, bet po to mokymo eigoje iš tikrųjų viskas buvo labai įdomu ir labai naudinga. Labiausiai turbūt įsiminė ir labiausiai patiko tai gyvoji patirtis su žmonėmis iš tam tikrų socialinių grupių. Buvo tikrai labai naudinga ir be galo įdomu su jais pabendrauti ir išgirsti jų nuomonę. Mano pranešimas taip ir buvo pavadintas. Kas kam kelia pavojų, ar psichikos ligoniai visuomeniai, ar visuomenė jiems ir tuo pačiu savo pačiai. Tai aš linkęs galvoti, kad kol kas didesnė problemų pusė yra tos visuomenės pusėje, kuri su savo keistais požiūriais sukuria daug problemų ir ligoniams, ir savo pačiai. Apskritai mokytis yra svarbu, būtent tokių dalykų mokytis yra svarbu, todėl kad mes kiekvieną dieną susiduriam su tokiais dalykais, su diskriminacija, su nuvertinimu, su pervertinimu galbūt. Ir kalbėdami apie visuomeniai jautrius dalykus arba visuomeniai svarbius dalykus, tai mes turim turėti tą žinių bagažą, kurį mes visą laiką turim ir naudoti ir stengtis pagerinti tiek komunikaciją, tiek apskritai supratimą, suvokimą tiek mūsų aplinkoje, tiek visoje visuomenėje. Aš manau, kad kalbant apie diskriminuojamas grupės, apie grupės, į kurias yra nukreipta neapykantos kalba, tikrai yra svarbiausias dalykas pažinti šitas grupės. Ir jeigu tokie mokymai duoda galimybę susipažinti tokiais žmonėmis, su jais bendrauti, galbūt tai bus pirmas žurnalisto susidūrimas su tokiu žmogum, nors apie jo problemas jis jau yra rašęs. Tai aš manau, tai turi stipriai pakelti straipsnio turinį. Čia verta dalyvauti dėl to, kad tikrai puikiai praleisit laiką, atmosfera tikrai bus draugiška, jūs skatins nebijoti ir kalbėti, išsakyti ir diskutuoti. Ir tikrai, nedvejokit, laikas bus tikrai praleistas naudingai. Aš norėčiau palinkėti šitų ir kitų paskesnių mokymų dalyviams, kad prieš tai, kai jie parengs labai gerą straipsnį, kad jie būtų labai puikus klausytojai savo pašnekovo.